dabar kviečiame susipažinti su vilnietė Ina, kuri nieko bendro neturėjo su ūkiu, tačiau vieną dieną draugė su vyru nusipirko sodybą, įsirengė vynuogyną ir įstojo mokytis į agroverslo technologijų studijas. Kaip šiandien Ina gyvena, netrukus sužinosime. Tai čia yra vieta, kurioje auga šitaki grybai. Taip. Kur jie čia pasislėpia? Žymi vieta šita. Ai, bet iš karto jaučiasi, kad čia yra drėgmės. Taip, nes kad pavėsis. išjungiam laistymą jo, kad būtų įmanoma čia bent jau praeiti. Nes labai, kadangi karšta, tai labai dabar, galima sakyti, be sustojimo dabar laistymą. O tai kur jie čia dabar yra? Nu, bandom ieškoti, man atrodo, kažkur. Kaip jie čia atrodo, kad pamatyti. Tai va, kaip matot, va rastelė, ne, čia toksai jau peraugęs yra. Ai, Rastelė, va, kaip su tokiais baltais taškiukais. Tai va, ir čia. Jo, bet čia toksai nesuper gražus. Bet šiaip jie ir dabar nėra gražus. Vat šitie balti taškiukai ir yra įdėta grybiena į vidų. Jaučiau užuomazgą apie Jo, šitą tas grybą. skėpimas, kai mes sakom, kad mes skėpysim rastus, tai reiškia, mes darom skylės ir į kiekvieną skylutę mes įdedam grybieną. Jis gali būti skirtingo pavydo, o mes pasirinkom lengvesnį, bet brangesnį. Čia, žinokit, priklauso, kadangi grybas, jisai gyvas yra organizmas. Tai jisai suvalgo, jisai maitinasi medieną. Taip, jisai maitinasi. Tai rastas amžinai nebus. Tu vieną kartą skėpėjai ir priklausomai nuo rūšies, kiek tas grybas, tai yra kiek tas rastas gyvos. Pavyzdžiui, čia yra ąžuolas pas mus. Tai ąžuolas, jeigu viskas yra gerai, jeigu gerai prižiūri ir taip toliau, ir nedaužai, ir visokių kitokių ten ne, tai jisai gali ir 7 metus gerėti. Oho. Taip. Tu nieko nedarai daugiau. Tu vieną kartą pačioj pradžioj įskėpėjai ir viskas. O po to tiesiog palaikai drėgmę, palaikai temperatūros nepalaikysi. Palaikai drėgmę, ten ir taip toliau, taip toliau. Jo, šiaip mes renkam su peiliuku, bet aš peiliuku nepasiimu, nieko tokio. Pirmas derlius. Bet jisai nėra valgomas, šitas grybas, jisai jau nebekondicinis, nes jau kaip ir derėjimas praėjęs yra, bet vat, jeigu pauostysit, jisai labai, bet šiaip jisai viduje yra tikrai gražus. Ir mes savo reikmėm mes jį tikrai sunaudotume. Šiaip jį kaip ir galima valgyti ir žalią, kaip šampinjonus. Dar liko keletą laidų nufilmuoti. Jo, tai va. Gaminam taip pat kaip ir mūsų lietuviškus baravykus. Labai skaniai kvepia, aš mėgstu grybų Labai. kvapą. Ina, prieš 4 metus įkūrėte savo ūkį, Geltoni botai. Taip. Papasakokit, kokia buvo pradžių pradžia? Oi, pradžių pradžia būtent tie metai, kai mes įkūrėm ir buvo ieškoma ir sodyba tam tikra, nes šiaip su vyru visą laiką norėjom vynuogyną turėti, tai sugalvom, kodėlgi ne, turėti vynuogyną, taigi čia yra pasaka, ne kažkur ten Italijoje, Ispanijoje. Tai teko, kadangi mieste gyvenom, tai teko ieškotis sodybos, tai vat būtent tinkanti vynuogynui. Bet kodėl pats ūkis vadinasi Geltoni botai? Aš beveik šiandien prie jūsų prisiderinus. Beveik, aš pastebėjau tokius ryškas, labai faina. Kodėl Geltoni botai auginat vynuogės? Tai tuo metu, kai jau kaip ir įkūrėm ūkį, jau kaip ir jau žinom, ką mes norim, žinom, kad tai, ką mes darom, tai ir darysim. Ir tuo metu reikėjo sugalvoti pavadinimą. Ir kai mes tuo metu, kai sėdėjom, čia šitoj sodybai jinai buvo labai apleista, bet jau mūsų, bet laimingi sėdėjom, buvo toksai po lietaus, toksai darganotas, nelabai geras toksai oras ir vaikai, visi kartu čia sėdėjom ir vaikai bėgioja aplink mus. Jie tuo metu buvo su geltonais botais. Ir mes ten ir galvojom, žinot, ten visokių ten angliškų kažkokių pavadinimų, ten berry, ten dar kažkas, tokių visokių. Tu aš taip žiūri tos vaikus, ir taip bėgioja, jie linksmi, ir tas ir šeima, ir tie botai, tas toksai. Nu palauk, o kodėl negilto? Taigi botai visą laiką asocijuojasi su kuo? Su žemė. Nu realiai, guminiai botai, ne? Nu taigi va. Geltoni, saulė, šviesa, šeima, botai, ūkis, žemė, čia tiesiog idealus yra pavadinimas. Tai šiandien iš tikrųjų jūs galite pasidžiaugti gražiu savo ūkiu, kuriame auginate serbentus, padėkit man išvardinti gervuoges, avietės, aišku, vynuogės. Taip, iš tikrųjų vynuogės Lietuvoje, ar jom yra tinkamas klimatas, nes daugelis galbūt, nežinau, esu girdėjus, kad jau Lietuvoje tikrai ne vynuogėm augti. Kaip yra iš tikrųjų? Žinokit, ir taip ir ne. Vynuogės realiai gali auginti bet kur. Bet priklauso nuo tavo įdėto darbo ir namų darbo ir nuo supratimo.
kaip būtent savo krašte reikia auginti, nes iššūkių tikrai nemažai yra. Tikrai nemažai, bet jeigu tu supranti, jeigu tu pasiruošiai, jeigu tu žinai, kokie iššūkiai, per kokį sezoną tavęs laukia, tikrai įmanoma. Tikrai įmanoma ir nereikia bijoti. Tiesiog reikia pastudijuoti, reikia pabendrauti, susižinoti, nuvažiuoti, pasižiūrėti. Tiesiog ne taip, kad pasodinu ir augs. Ne, taip nebus. Tikrai taip nebus. Kai kūrėte ūkį, nusprendėte ir gilinti savo žinias, plėsti žinias ir įstojote į Vilniaus kolegiją agro verslo technologijų studijas. Papasakokit, kaip sekėsi studijuoti, su kokiais iššūkiais susidūrėte? O taip, aš niekada nepamiršiu, nesakau, nes nieko bendro visiškai su žemės ūkiu niekada neturėjau. Ir viskas tuo metu ir buvo, kad rugpjūtį įsigijom sodybą ir jau rugsėjį, bet prieš tai ieškojom ir supratom, kad ūkį vis tiek reikės kurtis, žinių trūksta. Reikia eiti arba sunku pasisemti šiaip pačiai, ieškotis. Tai galvoju, kodėlgi ne, nes ir buvo proga ir kad ir vaikus prižiūrėtų ir mano tėvai, ir vyro tėvai. Pasinaudosiu progom, nes mane nuramino, mes prižiūrėsim vaikus, tu gali eiti studijuoti. Įstojau, viskas, nuėjau, studijuoju. Labai sunku. Pirmi 2 mėnesiai man buvo, labai sunku. Įsivaizduokit, aš ateinu, nes aš esu pagal specialybę, aš esu konstruktorė statybininkė. Visiškai. Su žemės ūkiu 0. Ir aš ateinu ir prasideda tos paskaitos ir pradeda šnekėti tas žemės ūkio tais terminais, tai su tais pūdymais, su tais arimais, su visko ir aš nieko nesuprantu. Aš sėdžiu, aš galvoju, Dieve mano, ką man dabar daryti, o čia jau neužilgo jau kažką, tai kursinį, dar kažką. Ir aš tokia, bet čia ta buvo pradžia, reikėtų persilaužti. Tai tie 2 mėnesiai tikrai buvo sunkus. Ir po to viskas buvo gerai, aišku, man patiko, aš įsivažiavau ir tas visas ūkio kūrimas. Bet užtat kiek ryšių, kiek draugų, kiek žinių, čia yra, tiesiog neapsakoma. Ši studijų programa susideda iš 3 sudėtinių dalių. Pirmiausia, jinai apima augalininkystės mokslus, kas susijęs su augalų kaip maisto, pašaro, energijos, grožio priemonių kūrimu. Taip pat susijusi su gyvūnų mokslu, nes gyvūnai laikomi dėl to, kad gauti tam tikrą produktą ir išmaitinti visuomenę. Ir be abejo, ūkininkavimas yra susijęs su verslo kūrimu, verslo plėtojimu. Studentai studijuoja dalykus, kurie susiję su gebėjimu išlikti konkurencingu, mokėti valdyti rizikas ir taip pat nepamiršti galutinio žemės ūkio produkto vartotojo lūkesčių ir poreikių. O kokios perspektyvos yra pabaigus šias studijas? Aš manau, kad jauni žmonės neįvertina, kad žemės ūkis arba žemės ūkio verslas yra viena iš pagrindinių pramonės šakų, kuri siūlo labai konkurencingą atlyginimą. Ir šiandien studentai ieško praktikos vietų ir darbo. Stambios įmonės atvyksta į Vilniaus kolegiją su tikslu, kad susitikti netgi su 1 kurso studentais ir pristato darbo ir karjeros bei praktikos galimybės. Taigi šiandien darbdavys ieško specialisto, kurį galėtų užsiauginti, o vėliau pasilikti pas save dirbti. Man labai patinka mokytis, labai daug naujų žinių, įgūdžių, žmonių, kurie perduoda savo jausmus, per savo jausmus perduoda naujas idėjas ir žinias taip pat. Taip. O kokios aplinkybės lėmė, kad pasirinkote šias studijas? Nuo vaikystės man labai patinka dirbti su žemė, kapstytis, sodinti kažką, bet neturėjom nei savo ūkio, nieko. Tiesiog kažkokio sodo ten buvo mažas vaikystėje ir viskas. Ir užaugau ir pagalvojau, kad kodėl ne, jeigu man taip patinka, tai reikia kažką galvoti. Ir taip įstojau į agroverslo technologijų fakultetą ir mokiausi 1 kurse. Taip, jau šis pavasaris, kai baigėte 1 kursą. Taip, liko tik egzaminai ir viskas.
Linai, trumpai papasakokit, agroverslo technologijų studijos. Kas tai per studijos? Turbūt galim būtų pradėti nuo to, kad apmoko žmonės, kaip dirbti su gamta, išsiauginti savo maistą, bet tuo pačiu metu kaip prižiūrėti gamtą, kad jinai tau ir toliau augintų maistą. Man iš esmės yra toks dalykas, kad man tai yra mokslas apie tai, kad aš galėčiau apsirūpinti savo paties ateitimi. Taip, jūs. O kodėl pasirinkote šią profesiją? Iš tikrųjų visuomet domėjęs nuo pat vaikystės. Tai buvo tiesiog ar tėvams padėti darželį kažkur tai, ar sode kažką daryti. Bet gavosi taip, kad nusprendžiau studijuoti kažką kitą. Tai prasidėjo nuo robotikos, nuo viso kito ir galų gale tai tiesiog nepasiteisino. Metus galvojau, ką daryti su viso tuo, nes aš norėjau kažką vis tiek. Aš nenorėjau likti ofise kaip kažkoks darbininkas. Gavosi taip, kad metus pasidėjęs ant savo rankų, nusprendžiau, kad vis dėlto noriu siekti tos pačios žemdirbystės. Labai sudomino iš tikrųjų grybai. Pradėjau domėtis kaip ateities technologija, kaip iš grybų, galim viską pasidaryti. Tai susidėliota kaip sąrašą, kad pavyzdžiui, kad man reikia tam tikrą dalyką išmokti ir nes labai noriu apie grybus daugiau žinoti. Tai jūsų ateities planai, galime tikėtis, kad kada nors atvažiuosim filmuoti į jūsų ūkį, kuriame auginsite grybus? Labai norėčiau, iš tikrųjų labai norėčiau. Žinot, turėti savo ūkį ir kažką jame auginti, tai yra viena iš mano svajonių.